Kol laukiu, kol Kinija užrištos mano automobilį, turiu laiko, galim pakalbėti apie ateitį. Iš esmės, pasaulyje atsiras nuo milijardo iki 2 milijardų naujų bedniakų, tokių naujų ubagų, biednų žmonių. Tai yra socialinis sluoksnis, vadinamas dabar vidurinioji klasė. Tai beveik visi vakarų pasaulyje ir dar kitose pasaulio regionuose irgi tokių yra žmonių. Bet ta pati Kinija paėmus kitas šitas Korejas, Japonijas ir kitas valstybės. Dėl ko taip atsitiks? Man atrodo visiems jau aišku, kad pasaulis globalus byra į gabalus. Ir tas brėjimas bus skaudus. Vakarų pasaulio gyvenimo lygis turi kristi minimum per pus. Kad suprastumėt, ką tai reiškia, kai byrėjo Tarybų sąjunga, gyvenimo lygis krito 35%. Pagal teoriją, nes kol kas dar pasaulyje nebuvo patikrinta, kad jeigu gyvenimo lygis krenta daugiau kaip 40%, keičiasi socialinė santvarka. Tai reiškia, kad keičiasi socialinė santvarka. Tai reiškia, kad visos žaidimo taisyklės keičiasi. Ir dabar įsivaizduokit, ir vidurinioji klasė, ypatingai tie, kur gaunantis aukštesnės pajamas, išsilavinę, petį už kažką ten atkyšę, jie žino savo teisės. Jie galvoja, kad jie yra unikalūs, kažko nepakartojami, kad jie visą laiką bus wow, tokie krūti ir geri. Ir paaiškės, kad jie realiai yra. Jie gal save laikys krūtais, bet visuomenė ir gyvenimas, elitas, valdžia, jūs laikys šūdo gabalais. Jie kaip ir turi teisės, bet kaip ir babkių neturi advokatom. Kaip ir su ChatGPT kažką bando rašyti, bet kažkas tai jam tenai nesigauna, net ir ChatGPT nebeveikia, dar kas nors. Atsiras nauja socialinė sluoksnis, vadinami naujieji bedniakai. Tu pasiruošęs į tą sluoksnį pakliūti? Jeigu skaitai, kad tau tai negresia, garantuoju, tu pirmas eisi tuo taikiniu. Tie, kas skais, tai aš ir taip neturiu ko prarasti. Tas jau žmogus turi kažkokį mąstymą. Įsivaizduokit, maždaug kaip tuos laikus apipiešti. Lietuvoje tikiuosi, kad nebus baisiau negu buvo 90 metai. Tik su viena išimtim. Kai kas sakys, faina, gerai, tiek, kas biškiai vyresni 90 metais sugebėjo pasinaudoti tą progą. Viskas, aš noriu dar tokių laikų. Esmė tame, kad keitėsi socialinė santvarka. Teisingai, buvo vienas mažas pavyzdys Tarybų sąjungos griuvimas, kai iš socialistinės santvarkos perėmė kapitalinės santvarką. Tai kažkas panašaus grėsia, tik mes nežinom, į ką mes pereisim. Realiai mes nežinome, mūsų lygis nebuvo nukritęs daugiau kaip 40% šitoje vietoje. Vienas skirtumas yra. Tada buvo vienas dalykas aiškus. Važiuok į vakarus, žiūrėk, kaip kas ten daro, grįžk į Lietuvą, daryk tą patį ir tu būsi šokoladė. Arba daugama lietuvių, kiek ten milijonų lietuvių išvažiavo dirbti į vakarus. Viską padarkoja. Buvo pasaulis ir buvo kelios santvarkos. Dabar mes gyvenam globaliam pasaulyje, globalus pasaulis griūna. Žopa bus didesnė, į ką žiūrėti, ką kopijuoti, nėra. Gerai, Rusija pirmą įstumė ir Iraną įstumė iš to globalaus pasaulio, tai čia prieš 40 metų. Dabar jau 10 metų Rusija iš ten bando įstumti. Bet Rusijoje ir dar kol kas jie gyvena pagal senus principus. Tai, mėlyjei, gyvenimas kris. Kas bus nežinom. Galimybės neaiškios. Gal laikas susimastyti. Čia rašysiu video, kaip pasiruošti kolapsui. Bus ilgas video, bet Kinijoje važinėjau. Jau 3 dieną bandom mašiną padaryti, kad galėtų Kinijoje važinėti. Laiko bus, tikiuosi. Ir šisim tą video, taip pat reikia ruoštis, kaip reikia. Jau senai reikėjo ruoštis. Kas pratingas buvo, kas paklausė manęs, pavyzdžiui, kas prieš 3 metus nusipirko aukso, dabar man atrodo esate labai patenkinti ir laimingi. Bent jau savo ateičiai kažkokią tai pagalbę turit jau ir visai neblogą. Nesvarbu, kad nupirkai 100 gramų, kilogramą ar 10 kilogramų. Nors sako, vėl auksas pabrango, taikos, ta prasme, Irano ir Amerikos taikos garbiai arba šito momentu. Taip kad, mėlyjei, gyvenimas nuostabus. Jeigu tu jį gyveni. Jeigu tu plauki po srove ir tu krūtas, tavęs nieks nepalies, tau kuro kainos ir 5 eurai gali būti, mažiau net ir neapsimoka. Liūdna bus į jūs žiūrėti, bet ką padarysi, kaip jūs žudysitės, kurią tabletę pasirinkai, kaip matricoje. Gyventi savo gyvenimą ar mirti su didžioja dalim. Bet kokiu atveju, tu nuostabus.
be tavęs gyvenimas būtų kitoks. Ne geresnis, nebus geresnis, bet paprasčiausiai kitoks.